Mėly krepšinio aistruoliai, jūsų dėmesiui speciali Lietuvos krepšinio lygos čempionato finalams skirta laida LKL ekspertizė, kurią pristato lažybų bendrovė Orakulas. Mes gyvename jau kulminacijoje, mes jau visai netrukus sužinosime stipriausias Lietuvos krepšinio lygos komandas ir mes labai džiaugiamės, kad turime galimybę pakalbinti ir sužinoti nuomonę daugkartinio čempiono, ne tik tai Lietuvos. Šalia manęs Ramūnas Šiškauskas. Ramūnai, dabar mes turėtumėm pakalbėti apie mažąjį finalą, kuriame žaidžia Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventusas. Ar matote šioje poroje intrigą? Manau, kad laimėti turėtų Neptūnas, bet kokiu atveju tikrai Utena lengvai nepasiduos ir neis atiduoti tos pergalės. Tikrai jie stengsis, kovos, viską parodys laikas, parodys rungtynės, bet favoritas yra be abejo Neptūnas. Pasižiūrėkime, koks favoritas. Neptūnas yra lažybų bendrovės Orakulas. Ir kaip matote, lažybų bendrovė Orakulas prognozuoja, kad Klaipėdos Neptūnas pakankamai užtikrintai gali laimėti kovą dėl trečios vietos. Net 90% yra skiriama Klaipėdos Neptūnui ir tik tai 10% yra skiriama Utenos Juventusui. Ar sutinkate su tokiais procentais, su tokiais skaičiais, Ramūnai? Na, gal nenorėčiau tiek nuvertinti Utenos, manau, tai išgirdę jie ir patys labiau užsives. Aš duočiau daugiau, nežinau, sunku aišku atsakyti tais procentais, bent jau 20-25 tikrai visgi yra prizinė vieta, yra trečia vieta ir Utena eis, žais, atiduos visas jėgas. Klaipėdos Neptūnas patyrė pakankamai, tokį skaudų pralaimėjimą pusfinalyje. Jie tikrai tikėjosi žaisti finale, pakartoti praėjusių metų žygį. Ir ar tai gali atsiliepti jų žaidime, ar tai gali tapti Utenos Juventuso kozeriu? Labai priklauso nuo žaidėjų psichologijos. Galbūt daugumai jau buvo užsiprogramavę žaisti finale ir tos rungtynės dėl trečios vietos galbūt nebus tokios motyvuotos. Tai be abejo būtų pliusas Utenai. Utena turėjo pakankamai daug laiko pasiruošti kovai dėl trečios vietos. Išanalizuoti varžovus, išsilaižyti žaizdas. Ar tai prideda jiems, tarkim, galimybių sėkmingai priešintis varžovui? Nebejoju, kad jie tą ir darė, analizavo, ruošėsi, turėjo pakankamai laiko peržiūrėti visus įrašus, išanalizuoti, tai turėtų tapti kažkokiu pliusu. Klaipėdos Neptūnas, visi žinome, kad yra puikiai puolanti komanda ir taip pat žinome, kad jinai nėra labai gerai žaidžianti išvykose komanda. Tai reiškia, kad Utenos Juventusas kips į atlapus nuo pat pirmųjų sekundžių ir visų pirma mėgins laimėti šią seriją gynybą. Stengtis laimėti gynybą tai būtų logiška. Sustabdyti puolančią komandą visą laiką reikia pirmiausia atsiduoti gynybai ir stengtis jiem neleisti pelnyti įprastų taškų, ką jie pelno. Laimėję bent vienas rungtynės Klaipėdoje, jie aišku turi nemažus šansus laimėti ir Utenoje. Tai manau, jie padarys viską, kad taip ir būtų. Serija, kokiu rezultatu gali laimėti viena ar kita komanda? Aš visgi greičiausia Utenai skirčiau vieną pergalę, tai manau pasibaigtų rungtynės 3-1, sakyčiau. Tai buvo Ramūnas Šiškauskas ir jo prognozės kovoje dėl trečios vietos Lietuvos krepšinio lygoje. Dėl trečios vietos kausis Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventusas. Orakulas sako, kad 90% jo Klaipėdos Neptūnas laimės šią seriją. Ramūnas Utenai pridėjo papildomų dar 15 ir sako, kad Utena turi 25% laimėti šią seriją ir beveik neabejoja, tikisi, kad Utenai pavyks laimėti bent vienerias serijos rungtynes. Ačiū labai, Ramūnai. Šau.